Rungtynėm nepatenkinti. Patenkinti, mums tenkino lygis, kad nelabai mes šiaip ir stengiamės pult, bet jie leido, tai žaidė viskas gerai. Pirmą vietą ir ko ir sėkėm. Šiaip pagal žaidimą daugiau arčiau pergalės buvo ar arčiau pralaimėjimo? Aš manau, kaip prasidėjo varžybos, tai matėsi, kad jie norėjo laimėti ir bandė spausti, bet po to, kai rezultatą išlyginom, nežinau, ir antram kėlinį, toks vaizdas buvo, kad mums reikia labiau laimėti negu jiems. Kaip vertintumėt visą pirmą etapą? Kaip vertinti gerai, nes, sakant, pirma vieta, tai viskas normaliai, tai gaila, kad nes kai kur taškus prarasat, ten kur gal nereikėjo prarasti, gal kur neturėjom prarasti. Dabar prasideda tikrasis smagumas? Nu, didesni nervai. Smagumas bus tada, jeigu tu laiminėsi. Žinot, dabar gali bet kas, vienas įmuša atsistos į gynybą ir viskas. Svarbu, su kuo žaisit? Manau, kad nelabai, aišku. Nesu dyneriu gerai pakol kas.